Socialiai atsakinga televizija TV3 pristato Laimingi vaikai mokosi geriau. Jau šį rudenį duris atveria demokratinė mokykla, kurioje kiekvienas vaikas jausis svarbus. Mokykla, į kurią norisi eiti. Prisidėkime prie šios idėjos. Daugiau informacijos talentas-keisti.lt ir demokratinėmokykla.lt. Projektai gyvendinti padeda TV3 televizija ir nepelno organizacija Reach for Change. Demokratija tai yra susitarimų menas, o tie susitarimai tai sprendžia mokyklos gyvenimą, vaiko gyvenimą mokykloje ir vaiko mokymosi, procesus, pamokas, turinį, ką jis labiausiai nori mokytis. Tai yra mokykla ruošianti gyvenimui. Kas tau patinka demokratijos mokykloje? Ką patinka veikti? Ten skaito pasakas ir groja gitara. Ten visokius darbelius daryti ir žaisti. Į demokratinę mokyklą mes savo vaiką leidžiam dėl kelių priežasčių. Viena yra tai, kad gal ir svarbiausia, kad yra sudaromas individualus ugdymo planas pagal tai, ką jisai moka, gali, ką nori daryti, kur reikia paskatinti. Kitas dalykas, kad jisai jaučiasi, kad jis ten yra mylimas iš tikrųjų. Pedagogam yra svarbu, kad vaikas gerai jaustųsi ir jaučiasi, kad pedagogai vaiką myli tiesiog, kad jiem patinka tiesiog būti su vaikais. Ir prie to pačio dar tai, kad jis yra girdimas, jo nuomonė yra svarbi, jisai mokamas pagalvoti prieš sakant ir kas sakoma išgirstama ir diskutuojama apie tai. Ir manau, kad tai yra svarbus dalykai, kas padeda vaikui augti kaip ir gera asmenybė. Tai vat iš tos penktadieninės mokyklėlės mes jau rugsėjį peraugam į formalią mokyklą ir ten rinksime nuo priešmokyklinės 1 ir 2 klasės vaikus ir vizija, kad augti iki 12 klasės ir atidaryti pirmą demokratinę mokyklą Lietuvoje, kurioje vaikai susirinkimų metu spręs mokyklos klausimus ir pamokų metu galės formuoti savo ugdymą ir mokytis dalykų, kurie jiems labiausiai patinka. Gera kartu keisti pasaulį.